klubinės komandos – Granitas, Šiauliai, Sūduva, Banga ir Žalgiris ir 3 futbolo mokyklos – Kauno ir Vilniaus ir Nacionalinė akademija. Turim patirties šiaip rungtyniauti su vyresniais ir prieš 2 sezonus, man atrodos, žaidėm, tai neblogai sekė žaisti, man atrodos, nebus sunku. Kokie tikslai iškelti komandai, kokius tikslus pats sau keli? Komandai iškeltas tikslas išlikti elitiniai lygoje, sau keliu tikslą be traumų, užbaigti sezoną ir pelnyti kuo daugiau įvarčių ir komandai būti kuo naudingesnis. Esam kažkiek susižaidę, kad ir pagrindas yra jaunesnieji, vis tiek kažkiek turim potencialo žaisti ir manau per laiką vis tiek susižaisim, išliks tas brandalys, kokį turim dabar. Treneris kelia tikslą, kad pasilikti lygoje, neiškristi iš jos, o mano tikslai kuo daugiau pasiekti pergalę. Apie varžovus, kiek teko girdėti, visi stiprus, akademijos, pačios stipriausios Lietuvoje. Manau, tikrai bus pajėgios varžovai. O apie lygą? Bus tikrai įdomu pasivaržyti tokioj pirmais metais Lietuvoje tokia lyga, tai džiaugiuosi, kad atėjo tokia mintis ir Lietuvai. Taip, manau, tikrai pakovosim dėl kiekvienų taškų, neduosim žaisti, kaip sakoma, griausim, kovosim iki galo. Manau, tikrai duosim kiekvienai komandai kovą. Kokie tikslai iškelti komandai ir tavo asmeninės ambicijos? Komandai iškelti tikslai būtų šiais metais garbingai pasirodyti, gerai sukovoti šioje lygoje, o asmeninės ambicijos būtų kuo geriau sužaisti. Pasiruošimas iš tikrųjų labai sudėtingas buvo, daug fiziškai rengėmės, nes buvome po atostogų. Bet manau, dar šiek tiek, kai 2 varžybas nukėlė, manau, būsim stipriai pasiruošę ir tikrai kovosim. Gimtajam miestui visada yra smagu atstovauti, taigi tai yra didelė garbė ir, manau, norėčiau vieną dieną apsivilkti ir pagrindinės komandos marškinėlius. Pirmiausia, reikia džiaugtis, kad mūsų jaunimo komanda pateko į tą elitinę lygą. Tik šiandienai mes, aišku, žaisim to elitinėje lygoje. Galima sakyti, vidurkių metais 2 jaunesni būsim. Jeigu pasistiprinsim dar keliais 6 metų žaidėjais, tai gal ir bus ta komandėlė tokia stipresnė. Bet nemanau, kad ir būsim, jeigu ir neturėsim tų vyresnių žaidėjų, kurie registruoti Bangoje, manau, kad bus komanda pajėgi dalyvauti toje elitinėje lygoje. Komandos branduolį sudarys, aišku, 98 metų berniukai, tie, kurie žaidė A lygoje. Na ir yra 2 berniukai 7 metų ir turim 6 metų. Potencialiai turim 3 yra Bangoje ir 1, kuris treniruojas pas mus.